Upė? Taip. Upė teka? Taip. Vandenukas teka. Vandenukas teka. Šiandien yra 30 diena. Ateik saulutė. Ką, nori būti prie stulpiuko? Čia toks liūdų bus labai. Bet mes kaip nors praėjom 30 dienų, praeisim ir šitą vieną paskutinę likusi. Ką? Galima paslysti, taip. Smagu įveikus 30 dienų iššūkį, kuria dalim gaila, kad baigėsi, kažkuria dalim smagu, kad baigėsi, bet kad įveikėm, tai vienareikšmiškai smagu. Ir tam, kas įveikė, manau, kad belė kaip smagu, kad visas tas 30 dienų įveikė, tas, kas įveikė. Man asmeniškai tai buvo, ką veikt, ką įveikt, savo tos visokius norus, nenorus, o jų buvo. Šiandien 30 dienai davė lietaus. Aš jau mano namuose būdamas mačiau, kad pila. Wow, kaip lietus pylė. Nu tai tikrai toks bus sproginis nerimas. O, matau, net gulbių yra. Gulbės, tos tokios baltos didelės. Nu tai aš nežinau, kaip man kamera dar atlaikys šiandien dieną, nes pila lietus normaliai. Slidu? Labas, Saulytė, labas! Tai čia va, Tado. Mano palydovas Tadas per visus šalčius, lietus visą laiką mane palydi maudytis. Sveikas, sveikas. Vakar pasijutau labai laimingai ir džiaugsmingai ir nusprendžiau tuo pasidalinti, tai iškėpiau sausainį. O, su ruoniukas. Geras, avižinis sausainį. Pasidalinsim laimę. Geras. Aha. Sausainį. Akinių jam trūksta. Pažiūrėk, sausainis dalino. Imk vieną, Saulytė. Sausainį. Ačiū. Bus ir dar. Ruoniuko sausainį. Parodyk, ką tu turi. Taip, čia šų pyragėliai. Kas tokie šų? Šų pyragėliai, tokie plikytos tešlos pyragėliai. Vieni su bananų įdaru bus ir namelaka, o čia su mangais ir irgi mūsų. Wow. Wow. Bravo. Gražu, Saulytė. Nara, kokios nuotaikos? Fainas. Fainas. Šiaip įdomus iššūkis. Pirmą kartą išbandžiau 30 dienų. Nu, šiek tiek modifikavau jį pagal savo galimybės, bet labai patiko. Kaip tau? Irgi gerai. Noriu paskutinį dieną baigti ir savaitgalis dar maudytis. Aš dar mielai paimsiu vieną. Labai gražiai atrodo. Aš galiu pasakyti. Sakyk. Kai grįžom po to maudynio, tai skaityk visą dieną iki pirmos. Gerai, valandom. Iki pirmos nakties. Jo, man būna, kai užeina, tai aš atsisėdu ir aš tiesiog į tokį transą. Čia dar kažkokia yra įmonė? Ne, čia lipdukai tiesiog su meilė. Su meilė, bravo, labai gražu. Jo, faina, čia jums labai ačiū. Sveiki, sveiki, šiandien 30 diena, bet iššūkis baigėsi, bet gyvenimas nesibaigia. Kviečiam ateiti visus kasdien, tęsti tą malonumą, tą džiaugsmą. Tai dėkoju Simonui, kad už tas 30 dienų džiaugsmo, kur čia mūsų būriai, nes galima maudytis vienam, bet žmogus socialinė būtybė ir tikrai yra daug smagiau krūvoj, su bendraminčiais, su bičiuliais ir čia tikrai mes lietuviai išlepinti tokia gamta nuostabia ir išnaudokim tą, čia yra ir laikas savo, ir pabuvimas gamtoj, ir sveikata, ir visas gėris, grožis. Tai būkit laimingi iki kitų iššūkių, susitiksim Trakuose. Kovo 2, ne? Taip. Nežinau, ką pasakyti, man tai tik pradžia, žinai. Aš tai visų laukiu 9 valandą čia kasdieną. Kas norit ateikit, mane dažniausiai rasit. Ir tikiuosi Simoną rasit. Ir šiaip noriu labai padėkoti Simonai, nes tik dėl jos aš tam ežere, va dėl tos. Va. Tai ačiū tau, Simona, labai už tai, kad čia mane atvedėjai, atvėrėjai naujas man bangas. Radau daug naujų draugų. Super nauja gera pradžia. Kokia šiandien diena, 30-oji iššūkio diena. Kaip tu jautiesi, Simonai? Labai gerai. Ar tu laimingas, kad iššūkis baigėsi? Taip. Simonai, ne! Blogas atsakymas, ne, nesidžiaugiam, kad iššūkis baigėsi. Agnė tau labai dėkojo, kad tu ją įkvėpėjai
būti bangose? Būti bangose, nu tai o tu, Simonai, tu mane įkvėpiai būti bangose praeitais metais 30 iššūkio dieną, tai va čia švenčiam daugmaž metų nėrimo į vandenį sukaktį ir va gal dukra, taip labai žiemiškai šiandien pabandysi nerti. Taip, dukra? Jo. Taip. Gerai. Virusas plinta. Plinta. Šokat? Galiau atostogos! Į 30 dieną judam. Oi, vanduo šiandien šiltesnis. Bet vanduo sušylo. Aha, lietaus pašildytas. Ne, aš sakau, pagaliau atostogos. 30 diena! Laukiam naujo iššūkio, pasibaigė šitas, gaila, liūdna, bet ir džiugu, namuose dažniau lankysimės. Baigęs tas iššūkis, matysim toliau, o dabar mano sekantis tai dviračių žygis laukia. Tai čia ir bus laukinis žygis su dviračiais į Palangą. Aš organizuoju jau daug metų ir vat, mačiau, kad Liutauras susiregistravo. Turėkit minti irgi, kas irgi stebėjot, matėt ir vis galvojot, norėjot, tai vėl bus šį kada čia pavasarį, vasarą, dviračių žygis iš Vilniaus į Palangą. Linkėjimai Egidijui į Telšius. Iš Telšių atvažiavau specialiai. Iš Telšių specialiai? Jūs užbaigėt šitą iššūkį, mes tik pradedam. Kelinta diena jums? Pirma. Tai Asta, ten į Telšius linkėjimai. Jo, ačiū. Ir Telšių akėtį, superiniai jūs. Ačiū. Labai šaunuolė, aš tai šis taip džiaugiuosi, kiek galėjau, tiek prisijungiau. O, nu jūs šaunuoliai, visada stebi ir žiūriu, širdelės dedu. Ir kovo 2 tikiuosi ledas neištirps, pasimatysim 25 metrų varžybose. Už dovanėlę ačiū Skirmantai, super, labai buvo gražu ir taip malonu. Atvažiavau iš Ukmergės paskutinę iššūkio dieną, pasakyti ačiū Simonui už iššūkį, buvo tikrai malonu dalyvauti visas 30 dienų. Visas 30 dalyvavai? Taip. Bravo. Taip. Pasaka. 30 dienų baigėsi, o man dar tik 20 diena. Kas pasaka? Ir radau naują triuką, galima ryte galvos nesiplauti, ateini čia, pakiši po vandenį ir šukuosena iš karto va. Labai fainai, žinokit, ne kiekvieną dieną jau, bet labai rekomenduoju. Pirmas sezonas, bet tikrai ne paskutinis. Tai va. Ir tai kiekvieną dieną? Aš labai irgi esu dėkinga tau, įkvėpėjai ir kad organizuoji ir kad subari taip žmonės, iš tikrųjų labai smagu. Na, pareklamuoju. Jo, šitas iššūkis sunku pavadinti iššūkiu, iš tikrųjų, nes labai mėgavausi visų laikotarpių ir labai ačiū. Jėgatėlė, plėsk virusą toliau. Pagaliau 30 dienų pas jūs praėjo, vakar atšvenčiau savo 100 dieną, tai susitiksime plaukyme. 100 dienų maudėsi. 100 dienų. Jau sustosi ar ne? Nestos. Šiandien 101, rytoj 102, taip ir toliau iki plaukimo. Ačiū labai visiems ruoniam, motivatoriams ir tiesiog ačiū, kad svežo mane. Tai va, ačiū. Tai autobusais važiuoji, tai vairuotojams čia dėkoju. Nu ir vairuotojams, bet ir Kristinai, ir Rokui. Ir va, ačiū. Tai noriu padėkoti Gintarui, kad jisai mane paveža visą laiką, nes būčiau tikrai per tas 3-4 dienas, kiek buvau, tikrai būčiau radus 999 priežastis, kodėl čia neateiti. Tai labai ačiū. Bet atsiranda viena priežastis, kodėl ateiti ir esi čia. O ta priežastis, va, kažkas parašo, kad atvešiu tave. Telefonas įkrito, būkite atsargus. Čia tie tarpiukai, daug daiktų yra pasiglemžę. Jo, jūs pasivalkit maišą, aš pastumsiu. Na. Kas čia? Kryžiukas. Čia eglis. Telefonas ištrauktas, rožančius ištrauktas, jau profesionaliai dirbam, taip kad palaiduokit, jeigu kas įkris, skambinkit, ištrauksim bet ką. Ačiū labai. Paskutinis šių metų video ėjimas. Kas yra? Maudynės aišku, kad nesibaigs. Baigsis mano šitį video, nors tiesą sakant, aš negalvoju, kad šiais metais filmuosiu, darysiu.
Aš taip kažkaip pradėjau, pirmą, antrą dieną kėliau video. Nieko, aš nesakiau, kad darysiu ten savo tokį iššūkį, bet kažkaip taip gavosi, kad dariau. Bet tai bus tikrai paskutinis iššūkis, kai aš jį filmuoju. Kasdieną, montuoju kasdieną. Jūs matot dabar šitą video, jisai yra paskutinis. Tokio formato iššūkyje, tas toks realybės šou. Slidu? Man irgi slidu, Saulytė. Manyčiau, kad turėtų būti kitoks formatas, tai kitą metą iššūkis tikrai bus. Per daug žmonių sujungia, įkvėpia, kad jis galėtų nebebūti, jis turi būti. Ir jeigu net ne aš jį daryčiau, tai tiesiog žmonės jau darytų kiti, nes tai yra iš tikrųjų stipri tradicija. 7 metus jau tą darom, tai jau tas toksai garsas pasklidęs labai toli, labai plačiai ir manau negalime to nebedaryti. Bet esmė tai čia yra maudytis 30 dienų kiekvieną dieną, be pasiteisinimų. Kitais metais sausio 18 iššūkis prasideda. Ruoškis ir aišku plaukimas. Dabar laukia plaukimas. 25 metrų plaukimas Ekete. Kovo 2 Trakuose. Viską vainikuos. Visą žiemą vainikuos. Paskutinis žiemos renginys. Suvažiuoja iš visos Lietuvos. Plaukikai ir iš užsienio daug laukia dalyvių. Aš padarysiu atskirą video apie šitą plaukimą. Dar tikrai padarysiu porą video, turbūt iki plaukimo su šitom maudynėm susijusiu. Turiu aš idėjų. Nežinau, ar aš įgyvendinsiu jas, kaip ten gausiu su laiku, bet tikrai bus video su maudynėmis. O ruoškis kovo 2 plaukti Trakuose. Susitiksim ten. Dabar einam švęsti kavinukę, švęsti iššūkio pabaigos, tos bendruomenės jėgos su tais tokiais ruoniais draugais. Ruoniais draugais, kuriais susitinki visą žiemą, o tai nutirpsta ledas ir tie ruoniai kažkur tai dingsta, tarsi kitose veiklose būna. Matysim, kaip bus šiemet, paprastai būdavo taip. Ateina vasara, pavasaris ir ruoniai ištirpsta. Gerai, Saulytė, lekiam. Labai gražius sausainius padarė, labai gražius padarė. O, ir aš sulaužiau ruoniukus.